Sveiki, kurie žiūrės mūsų šitą pokalbį. Pristatau Jums mano pašnekovę Moniką. Labas, Monika. Sveiki. Ji yra mano bendramintė, kolegė. Kartu mes veikiam ir kuriam minties kūryboje. Ir atėjo mintis, kad mudvi galime padiskutuoti, paanalizuoti tam tikrą tokią, manyčiau, filosofinę labai klausimą, kuris neturi konkretaus apibrėžtumo, tarkim, neturi konkrečių faktų, ar ne? Jis toks yra labai, labai tikrai filosofinis, ar ne, Monika? Mhm. Jo, taip. Tai mes taip pat turim tam tikrą iššūkį, kaip dabar tą filosofinę temą suskirstyti į tam tikrą kryptį. Tai pristatau temą, kad mes su Monika sieksime paanalizuoti, padiskutuoti apie gyvenimo paradoksus, kuriuos mes patiriame sąmonėjant, augant, kintant. Nes iš tikrųjų visas gyvenimas nuolat kinta, nuolat auga ir kai kada žmonės patiria įvairiausius iššūkius, gerus iššūkius ar ne, ir tos nelabai kokius iššūkius ir pasiekmes. Bet iš tikrųjų tie paradoksai tikriausiai kiekvieną mūsų paliečia, tokie kaip, tarkime, daug kas, na, aš ir pati augant, sąmonėjant, siekiau, tarkim, tam tikro, na, galvoju, pasieksiu tam tikrų žinių, tam tikros tiesos, nu, ir ateis ta tiesa, ar ne? Bet atrodo, kuo daugiau sieki tos tiesos, tuo daugiau tos tiesos, tarkim, Nebeina. žinių išsiskleidžia. Mhm. Arba tarkime būna, kad ar ne, iš tikrųjų intuityviai mes savo viduje siekiame tam tikros laimės, bet kol tu ją sieki, atrodo, ta laimė kažkur dingsta. Tai va, tarkim, tokie, ar tu pastebėjai, Monika, savo gyvenime tam tikrų tokių paradoksų, kad atrodo sieki ir kuo tu atrodo daugiau sieki, tuo tai tolsta nuo tavęs. Tai labai geras pavyzdys su to tiesos siekimu, nes atrodo, kad va jau čia išsiaiškinsiu aš kažką tokio tikrai užkabinsiu. Ir kai supranti, kad tai yra tik tais dalelė viso kažkokio didelio paveikslo, tai toksai tikrai atrodo savy paradoksas, nes nėra baigtinumo. Iš kitos pusės, aišku, galvojant, tai jeigu būtų tas baigtinumas, kažkaip būtų ir liūdnoka gyventi. Tai šitą temą kalbant labai gerai, kažkaip man vis skamba galvoj citata iš knygos Du gyvenimai, kai ten sako, jog nėra tiesos ar netiesos, yra tiesiog vienas ar kitas žinių lygis. Tai kažkaip vis šitą prisimenu ir pagalvoju, kad ta tiesa tikriausiai auga kartu su mumis, bet kartais atsiduri tam paradokse, nes atrodo, kad tikėjai vienu ir tikrai šventai galvoju, kad taip ir yra, ir kai supranti, kad gal ir nėra taip, tai reikia permastyti tiek savo viso paties mąstymą, tiek reikia drąsiai priimti tas naujas žinias. Tai manau, kad gal paradoksas ne tiek ir tas gal lūkestis ne tiek yra, kaip čia pasakyti, baisus į tą, jog ta tiesa yra vis nauja, bet kad tą savo seną tiesą tu turi paleisti, nors jau esi susigyvenęs su ją. Tai manau, paradoksas yra toj vietoje, kad tu kaip ir nori priimti naują, bet tau sunku paleisti tai, kas sena, tau priimtina ir pažįstama, nes tai, kas nepažįstama, visada šiek tiek baugina. Tai manyčiau, kad šitoj vietoje yra didžiausias paradoksas, gal man bent jau. Aha. Tikrai, tikrai taip. Ir iš tikrųjų, kada mes, tarkime, siekiame kažko, kad ir sąmonėjam, augam ar ne, kaip mes susikuriam tam tikrą vis tiek įsivaizdavimą, kas tai yra. Na, mes negalim siekti, nežinant, kas tai yra. Mes, aišku, kalbam apie tai, kad, na, jeigu tu augi sąmonėjai natūraliai, tai turi būti geriau, kokybiškiau, kažkas tyriau, švariau, natūraliau, bet atrodo, kada tau reikia paleisti, tai tau nelabai kaip ir gerai ir kokybiška čia gaunasi, ar ne? Ypatingai jeigu, tarkime, prisiliesdamas prie naujumo, tu patiri tam tikrą iššūkį ir tada gaunasi va tas toks lūžis viduje, palauk,
aš tiek siekiau, tiek dirbau, tiek augau ir dabar vėl čia iššūkiai, vėl kažką aš čia turiu, vėl daug dirbti, su savim daug dirbti ir tas gaunasi toks atsisukimas į save, kad atrodo, tarkime, kažkokią savo savybę, kaip kontrolė, ar tai atrodo pasitikėjimas savimi, ar ne, auginai, prieartėjai prie to naujumo ir staiga tavo viduje lūžis ir tu supranti, kad tu nei be pasitikė savim, nei ten, tarkim, tą kontrolę kažkaip paleidai iš savo vidaus, ar ne, ir ten turi daug tų gražių savybių, ar ne, ir tas lūžis. Ir va, tam toje akimirkoje, aš manyčiau, yra, va, kaip tu sakai, Monika, yra tas toks, kad ką dabar daryti, nu, kaip pripažinti to, kad aš nepasitikėjau savim, irgi tu negali, nes tą akimirką tai buvo, Taip. tiesiog tu jautei tą vidinį Mhm. tiesą, vidinį tvirtybę, taip, tai yra tikra, aš einu tuo keliu, viskas yra gerai. Bet taip pat aš esu pati ir nekartą patyrus to tokį, atrodo, vidinį skausmą, tai palauk, aš veltui gal dirbau, gal tai buvo netikra, gal aš iš tikrųjų nepasitikėjau savim. Na, tarsi tas toks pradedi neigti tuom, kom tu tikėjai. Na, aš manyčiau, kad tai irgi nėra gerai. Čia greičiausiai reikėtų susitaikyti su tuo, kad, aha, aš tame etape toje pozicijoje, kaip tu sakai, žinių lygmenį, ar ne, buvau Taip. pasitikinti tvirta ir turėjau tam tikrų savybių rinkinį ir kadangi perėjome kitą žinių lygmenį, tiesiog pasikeičia tas toksai ir tas dažnis, aišku, natūraliai energetinė prasme, ar ne, ką mes kalbam, pasikeičia, bet pasikeičia ir sąlygos, kaip tu tą, tarkim, pasitikėjimą savimi turi išskleisti. Kokia ta iš tikrųjų tavo ta vidinė tiesa ar vidinė tvirtybė. Na, tas toks, kaip aš pati esu, nu, tokią sąlygą irgi patyrus, atrodo, vat, mokymai vyksta, mūdu vedam su Virginijų būties kūryba, tarkim, ar ne, ir čia mes visai neseniai turėjom susitikimą su pirmo modulio grupe, nu tarsi atrodo, juk nebe pirmas modulis ir lygų tiesos aiškas, bet labai gražiai mums buvo parodyta, kad, nu ne, neužmykit ant laurų, kad jūsų Viskas taip vadas, pat. viskas kinta. Ir Mhm. jūs, kad ir buvo ten, tarkime, tvirti, pasitikintis toje pozicijoje, va tam kažkada, tai supratom, kad vėl viskas iš naujo. Ir va tas toksai lūžis vidinis, jis iš tikrųjų labai stipriai paliečia. Nes kas yra, to lūžio metu žmogus pradeda abejoti. Tai va, Mhm. tai ką, tai čia viskas, va tas yra tikriausiai skaudžiausia, tai ir mokytojams, ir patiems mūsų tai vidiniai daliai, kuri veda į tą paradoksą, kad tu paaugtum, greičiausiai skaudžiausia tada, kada žmogus paneigia, kad prieš tai patirtis nebuvo tikra. Kad Aha. Ir net, gal ir kartais tikė viskas tvarkoja, kad tikra, bet atrodo, jog tai taip buvo, nu, vat, tuo nauju, tarkim, požiūriu menka, kad, o prieš tai tai buvo viskas, ką turėjai. Tai vat, tas toksai, vat, kitas klausimas apie vat, siekiamybių ir rezultato paradoksą. Tai vat, manau, kad šita vieta čia yra tokia pakankamai svarbi, nes atrodo, kad tu vat, sieki kažko jau ten to tokio supratimo, suvokimo, savo žinių įgavimo ir atrodo tuo metu tu pasiekiai ir tu jau galvoji, kad tai yra rezultatas tavo toksai didelis bendras, nu, vat, aš atnešiau į, nežinau, į pasaulį, vat, tai ir vat, tai yra mano perlas. Ir kai tu žengi žingsnį į priekį, nu tas perlas, ten gaunas toks akmenukas. sakme. Atrodo, nieko dar tokio gal ir nebuvo, bet tuo metu. Tai vat tas perėjimas tikrai yra skaudus ir savo skaudus, ir atrodo, ir į aplinką, neberandi vietos tikriausiai tada savo. Bet šitoj vietoje man gal labai padėjo susidėlioti į vietas tas apibūdinimas, kad kai apie tiesos logiką kalbėjau, kad tiesa yra tarsi laiptų pakopos į viršų ir kad tu pripildai tą savo pakopą vienu metu ir tada tu turi eiti į priekį, jeigu nori augti ir auga ta antra pakopa, bet ta pirma jinai niekur nedingo, nes jinai davė tau suvokimą apie tai, kas toliau. Nes be tos pirmos žemesnės tos pakopos tu nebūtum palipęs aukščiau. Tai kažkaip taip galvoju, kad
nu, viską, ką mes praeinam, tai yra mūsų patirtis, mūsų suvokimai, kurie atveda mus iki to taško ir vat tam lūžio periode, kai tu nebesupranti nei kuo tikėti, nei ką tu darai, ar tai yra svarbu ar nesvarbu, prisiminti, kad visa tai, ką išgyvenai, ką prikaupiai, ką patyrei, ką suvokiai, nu, atnešė į tą tašką, kai tu vat, gali vėl iš naujo tą atradimo džiaugsmą patirti, nes iš kitos pusės, jeigu tu jau ten galvosi, kad esi, nežinau, filosofas, viskas suprantantis ir tau viskas aišku, tai ar tada įdomu gyventi, nes tu tokio kaip ir truputuką stagnacija kaip ir niekada neveda į nieko gero. Ir nieko gero, nu, nes tada atsiranda greičiausiai ir va ta beprasmybė ir tas liūdesys ir apatija, ar ne, nepaisant to, kaip mes įsivaizduojam, kad tai yra saugu, patogu, tvirta, stabilu, nes kada Taip. nekinta, ar ne, tai yra tvirtas, saugu, stabilu, aš žinau, kas tai yra ir aš su to ramiai gyvenu, bet iš tikrųjų, vat, na, tas yra ir, tarkime, paliečiant tą pačią gyvenimo, tarkim, kaip ar nesiekiamybės ir panašiai, tai aš pati savo kailių tikrai atsimenu daug tų pavyzdžių, va aš kai kuriuos jau įvardijau, kad atrodo ir kalbi, ir vėl reikia nebekalbėti, ir tada vėl, o tai tada kas yra tikra, kas yra tiesa, ir iš tikrųjų yra be galo sudėtinga, bet kaip tu sakai, reikia nepamiršti, kad visą tai užpildom ir keliaujam toliau. Bet vad būtent toje akimirkoje taip pat yra dar toks niuansas, kaip, na, bekalbant, dabar taip toptelėjo mintis, kad ta motyvacija. Na vis tiek, tu tarsi netenki, tu daug darėjai, ar ne, tu netenki visko. Tarsi, na ir gaunasi toksai vidinis, kai kada ir o tai kam tada daryti kažką, mąstyti, keisti save, jeigu vėl ateis akimirka ir vėl aš čia iš naujo patirsiu. Ypatingai žmonės, ar ne, nu, mes visi greičiausiai nenorim tų nemalonių pojūčių, nemalonių patirčių, o kadangi žinom, kad, aha, vienu atveju mes tą paradoksą ar iššūkį gyvenimo patyrėme labai skaudžiai, labai užgavo, ar ne, mūsų įsitikinimus, mūsų būsenas, mūsų tikėjimo, nu, tarsi, ar ne. Ir iš tikrųjų atrodo, nes būna kartais, kad tu net stengiasi nuvėlinti tą momentą, kad kažkaip nesikeisti, kad to neįvyktų. Ir tarsi toksai gaunasi, tarsi sieki, va, tų žinių, tų naujų, bet pats viduje kažką stengiasi dar išsaugoti, kad nereikėtų pajausti to lūžio akimirkos ir tada gaunasi vėlgi tas toksai keistas pojūtis, kad lygus sieki, bet rezultatų nėra. Lygus sieki, bet rezultatų nėra. Tai čia irgi va tas vidinis siekimybė aukti, bet iš tikrųjų nekeičiu savęs, nes bijau patirti, na, va tą pojūtį, skausmą, neviltį, ar ne, panašiai. Tai va tas irgi greičiausiai yra vienas toks mūsų, na, ir kaip tada tą akimirką, tarkime, pasitelkti tą motivaciją ir valią, kad, nu ne, palauk, tai vis dėlto, jeigu aš siekiu, tai turi atitikti mano kasdienybę, ar ne, tą rezultatą kažkokį, kad nebūtų va to paradokso tarp rezultato ir siekiamybės, kad vis dėlto keičiamės. Ir čia yra labai labai toks subtilus, aišku, čia yra individualus, mes tik aptariam taip, kaip mes suvokiam, bet kaip tu galvoji, iš kur ta motyvacija turėtų žmoguje kilti, kad jis leistų savo, kaip sakant, prasukti savo tą ašį, tą savo įsitikinimo, tą rezultatą, kaip čia pasakyti, tai, ką jisai ir patyręs, kad išeitų tą naujumą. Nu, aš manau, kad tas gal suvokimo džiaugsmas, tas vidinis eurekas savo truputuką, ta tokia kibirkštis žingeidumo, nes jau kai tu esi tame, vat, nu, lygyje, kur atrodo, nu, vat, jau reikėtų kažkaip pereiti iš savo tos komforto zonos ir bandyti suvokti ir suprasti kažką naujo, tai tame lygyje tu jautiesi kaip ir gerai, bet to vidinio eureka, nu jau tuo metu nebūna, nes tu kaip ir, aš žinau, čia šitas faktas, čia tas, anas faktas, trečias faktas, bet nu, tai yra taip, atrodo truputėlį gal stabilu ir nu, šiek tiek monotoniška. Ir manau, kad vien žmogus gal šiaip yra toksai įdomi būtybė, kad noris jam, kažkaip vis tiek yra tas vidinis noras. Aišku, kai tas vidinis noras vis susiduria su tuo, kad reikia save perlipti,
nėra lengva. Bet iš kitos pusės, kuo daugiau savęs perlipsi, tikriausiai tuo lengviau suprasi, kad apskritai nereikia to didelio prisirišimo nei prie tiesos, nei prie kažkokių tai gyvenimo įvykių, nei nežinau, prie darbų, vietos. Na, aišku, yra žmonės, kurie tave pririša ir prie kurių tu prisiriši ir tai yra normalu ir labai gerai ir tie žmonės padeda tau aukti ir išgyventi galų gale. Bet visa kita, apart, tarkim, santykių su žmonėm ir tavo artimų žmonių, e, tas toksai materialus pasaulis, kurį tu aplink save laikai, jisai visada yra labai laikinas. Tai jeigu taip jau mokyti, ugdyti savo kūną, kad nu, tai yra labai kintanti aplinka, tai ir tu pats esi kintantis. Tai gal tos praktikos reikalingos, kad priimtum, jog tu esi toks, koks esi ir tu gali kisti, bet tai, kas buvai, nu, tu tai irgi esi, kad nenuneigti savęs. Tai manau, kad svarbiausia yra žinoti, jog tikrai viskas gali pasikeisti, kad tu gali pasimesti, bet nu vis tiek, kad ir kaip ten, sakau, bebūtų, tas žmogus yra toksai įdomus dalykas, tai kad ta kaita vis tiek išneša tave į kažką naujo. Aišku, tas naujas kartais tau atrodo nebūtinai geresnis, bet gal tuo metu to reikia. Tikrai. Nes, pavyzdžiui, dabar galvoju dar ir apie tą euriką, žinai, kaip aš sakau, mes irgi norim va tą euriką, bet norėtumėm, kad tas eureka būtų, o ateina eureka ir viskas. Tai va tas toks irgi greičiausiai tas toks atrodo, na, suvoki to akimirką, va tą džiaugsmą, apie kurį tu kalbėjai, yra, vau, tada atsiranda gyvenimo prasmė, energija, viską žinai, viskas aišku, darysi iki nežinau. Ir tie tokie įsipareigojimai, va tas tikrai tas atradimo džiaugsmas, tai jisai užkuria tarsi, ar ne, tave ateičiai, bet kai prasideda ta ateitis, na, tas toks ateina ramybė, ateina tikrasis tavo darbas, disciplina, nuseklumas, patvirtini savo tikėjimą, ar ne, ir to tarsi, kai kada to eureka, na, jis pasimiršta, kad jis buvo, palauk, kaip ten buvo, na, mes galim, ne, savo prisiminimu kažkaip grįžti į tą momentą. Todėl aš manyčiau, galbūt irgi taip, tai yra mūsų tas kibirkštis, ar ne, kuri mus, na, kaip pasakyti, impulsuoja, užkrauna to naujo resurso tam naujam pažinimui, bet greičiausiai, vat, kaip tu ir kalbi, kad jeigu mes ir prie to prisirišim, kad, vat, nu, ir vėl patirsim paradoksą, ir vėl tas eureka bus arba labai trumpą laiką, na, tarkim, jeigu aš sieksiu tik va to impulso, tik kaip sako, na, pavyzdžiui, kada tenka dirbti su žmonėm ir, tarkim, kurie yra labai kuriantis ir sako, nu, va, pavyzdžiui, ar aš šau knygą, ar tapau paveikslus, ar kuriu muziką, ar ne, tai sako, nu, reikia tos mūzos, vadinkim, ar ne, tarsi to impulso, kad aš galėčiau kurti. Ir kai kada, va, ateina, kada mes labai prisirišam irgi prie to impulso, jis tarsi kažkur dingsta, retėja, mažėja, kažkur, vat, ir vėl tas toks paradoksas, kada tu sieki to eureka, jis atrodo kažkur išnyksta arba išblanksta, mes nebegebam tada pastebėti, o kada, žiūrėk, nelauki, nesitiki, nu, nusekliai veiki, viskas tvarkoj, bet tu nesitiki to kažko, jis ima ir vyksta. Tai vėlgi galbūt tas paradoksas, kurį mes tai patiriam ir jis egzistuoja, yra tam, kad mes keistumėmės ir augtume ir nepamirštume, kad iš tikrųjų, vat, ką tu ir išgryninai, kad yra esmė suvokti, kad nuolat viskas kis. Ir va tas paradoksas galbūt tai kaip, nežinau, kaip čia galėtume įvardyti, principas, dėsnis ar gyvenimo kažkoks, gyvenimo taisyklė, kuri egzistuoja visiems ir kiekvienam. Čia va tas yra labai įdomu, kad suvokiau, kad jis, nu,
tarsi jisai yra visose ir visur. Nu, vat, nėra nei vieno, kuris sugebėtų apeiti šitą faktą. Na, tarkim, ar ne, kuris, aišku, jeigu tu sieki konkretaus tikslo, nu, pavyzdžiui, ten sutaupyti pinigų, ar ne, nuvažiuoti kelionę, tai taip, tu sieksi ir pasieksi, čia faktas, čia labiau tokie, manau, vidiniai procesai, tai galbūt tas paradoksas mus labiau moko iš principo gyventi nuolatiniam kintamume ir kada kuo tu mažiau, vat, tu kaip siekti turi, bet ne per daug, ar ne? Suvokti, kad viskas kinta. Tai va čia tas Gal, yra irgi toks niuansas. Mhm. gal ne tai, kad siekti turi, bet ne per daug, bet siekti turi suvokti, kad rezultatas gali netitikti tavo įsivaizduojamo rezultato. Nes čia kaip su tuo lūkesčiu, nes nu, turėti lūkestį irgi yra tam tikras, atrodo, savęs įribojimas į tam tikrus rėmus, kur vat, dabar aš jau dabar šito pasieksiu ir aš pasieksiu ir vat, jau dabar vat, taip bus. Bet dažniausiai nebūna taip, nes tas gyvenimas yra visoks ir tu gal vat, sieki tam tikrų tikslų ir suvoki, kad ne tik, kad gal ir nepasiekiai to tikslo, kurį tu turėjai kaip po tikslą ir rezultatą, bet tu jau seniai perlipai jį ir suvoki, kad jau ten to tikslo ir rezultato tau jau nei reikia, nei tu jo nori. Tai labai svarbu, man atrodo, yra ir tai, kad nusivokti tai, kad tas rezultatas, kurio tu įsivaizduoji, kad tau reikia, ne visada yra tas, kurį gyvenimas galvoja, kad tau reikia ir kad tu jį kažkaip realizuosi. Nes iš esmės tai manau, kad to polėkio, to tikslo suprasti, suvokti, tai reikia ir reikia to patyrimo, tų patirčių gyvenime, bet tas rezultatas, jisai apskritai negali būti apibrėžtas, nes kiekvienoj toj dienoj, kai tu eini ir keitiesi, ir netgi ne tai, kad tavo ten, nežinau, labai kažkas stipraus pasikeistų, bet minimalūs dalykai, nežinau, aš šiandien nusikirpau nagus ir rytoj aš jų nekirpsiu, nors planavau kitaip. Bet vien tai gali kažkaip sudėlioti tą tavo gyvenimą kitaip, kad rezultatas būtų kitoks. Ir tą nuolatinį, tą kintamumą reikia savį priimti, kad tai yra viskas gerai, kad viskas kinta, nes nebus kitaip. Visata plečiasi ir jinai nuolat juda. Tai ir mes, atrodo, nuolat judam ir kartais labai labai sunku yra tam nuolatiniam pokytį išlikti tikriausiai ramiam. Tai to ramumo kiekvienam ir palinkėčiau susitaikymo su savim, kad viskas visada vyksta ir juda ir kinta. Ir blogiausia yra tada, kai su visa ta kaita tu pats niekur nekeliauji. Kai viskas kinta, o tu lieki čia, tai tada tikriausiai ir yra skaudžiausia, nes ir tau sunku, ir aplinkai sunku, ir atrodo, esi kažkur užstrigęs. Tai tiesiog reikia pradėti kartu judėti su tuo pasauliu. Taip, nes, pavyzdžiui, tarkim, aš dabar irgi galvoju apie tas lūkesčius, apie kuriuos tu kalbi ir apie tas siekimybės, ar ne? Sąmonėjant, augant, aš irgi galvoju, žinai, mes turime bet vis tiek mes turim kažko siekti. Tarkim, aš, kažkaip, tarkim, vedam mokymus, ar dar kažką darom, mes siekiam, kad išsiskleistų tas rezultatas, ta tiesa pasklistų, kad žmogus kaip sakėt, suvoktų, suprastų, kad mes patys suvoktumėm, ar ne, kad augtumėm ir taip toliau, nes kartais būna atveju, kada, tarkim, yra tekę dirbti su žmonėm ir sako, tai tarkim, aš nekeliu jokių lūkesčių, jokių siekimybių ir tarsi teka gyvenimo vaga. Man tada kyla klausimas, ar tikrai teka gyvenimo vaga, ar kaip tu sakai, yra ta stagnacija. Tai aš manyčiau, irgi tu turi, tu turi fiksuoti, fokusuoti savo, tarkim, siekimybę, bet aš dažnai mėgstu sakyti, bet palikti daug taškį šalia tos savo siekimybės, ar ne, ką tu sakai, kad
fiksuoti tai, kad gali būti ir kitaip, kad, na, kad jeigu aš sėkiu, na, kaip pavyzdys, vat, parašyti knygą ar ne, ten, tarkim, per kažkurį laiką, kad gali būti ir kitaip, kad gali būti takoti kažkokios sąlygos, kad galbūt ten nusikels vėliau ar anksčiau, ar ne, kad galbūt aš ten, na, mes nežinom visų gyvenimo įvykių, kas yra numatyta toj atkarpoje, ar ne, ką mes turim patirti, siekiant tam tikro rezultato ir siekimybės. Bet aš manyčiau, kad vis dėlto fiksuoti tą vidinį apsisprendimą, kad aš siekiu, aš darau, gyvenime žinok, kad aš tai darau, ar ne, kad man tai yra svarbu, nepaisant to, ką gyvenimas rodys, aš bandysiu prie to prisiderinti ir galbūt savo siekimybę dar labiau išgryninti, ar ne, mes jau priartėjom greičiausiai prie to antro irgi išsikelto klausimo apie lūkesčius, tą vidinį lūkestį savo augimui, ar ne, kad na, tarkim, kaip aš maždaug įsivaizduoju save, kaip aš turėčiau pasikeisti. Na, jeigu kalbu apie tą vidinę pažangą arba jeigu konkrečiai kalbant apie kažkokį projektą ar idėją, kurią aš noriu išskleisti, ar ne, aš manau, kad vis tiek mes turime fiksuoti tą apsisprendimą, pradėti nuosekliai ties to dirbti ir žiūrėk, kartais nutinka tikrai taip, kad tas, na, paradoksas, vadinkim, jisai sužaidžia mūsų naudai, kad atrodo kartais Taip, tai atrodo net pritraukia greičiau negu tu, vadinkim, na, nežinau, ar čia galima jau pavadinti jau tada tuo paradoksu. Nu, paradoksas vyksta tame, kad greičiau įvyksta negu tu tikėjai. Nes irgi tiek tas atvirkštinis variantas, ar ne, kada mes kažko atitolina ir kažko nesigauna, tiek tas atvirkštinis, kad įvyksta greičiau, tai irgi tas toks netikėtumo faktorius, ar ne, kuris irgi greičiausiai galim pavadinti tuo paradoksu. Tai vat irgi sužaidžia tada mūsų augimo naudai, nes reiškia, mes pataikėm tiksliai, kaip matė visa visuma. taip. Ir labai svarbu, vat, kai sakai, fiksuoti ir eiti link to, tai vat, labai svarbu yra ta veiksmo pradžia, nes kartais mes užsifiksuojam, va, kad noriu aš to, tada ir, bet judesio tai jokio nepadarau, tai vat, šitoj vietoj tikriausiai yra truputėlį va, tas tikrai paradoksas, kai tu lyg ir nori rezultato, bet į tai neini. Tai šita vieta irgi tokia truputėlį jautri yra, bet čia net nežinau, kartais mes iš tingėjimo, nežinau, neinam kartais iš aplinkybių, aišku, bet ir tada ateina tas nusivylimas, kad va, aš norėjau, bet tarkim man nepavyko, arba juk kitu atveju būna ir suvokimas, kad aš to pats nepradėjau. Tai tada kyla klausimas, nu kodėl nepradėjai ir neėjai link to. Tai tie tikslai mūsų gal tokie jie, kaip čia pasakyti, juos reikia būtinai turėti, bet reikia turėti ir tą discipliną, gal sakyčiau, tą kasdienį, net gal nežinau, ne kasdienį, bet tiesiog discipliną, kad tu, jeigu užsibrėžiai tą tikslą, tai jau tada ir dirbk link to. O jau taip, o koks jau tas rezultatas gausis, tai sunku pasakyti, nes viskas kinta. Gal vienu metu buvo svarbu tai, o po to bus svarbu taip, bet tu neišsiaiškinsi to, jeigu iš viso nieko nedarysi. Tai svarbiau gal yra tai, kad kažkokius tuos žingsnius savo gyvenime darytum dėl bet kokio tikslo, nes jeigu tik užsibrėši tą tikslą ir nebus žingsnių eigos veiksmo, tai irgi nieko nebus tada. Nenukris. Jo, leidimas, taip, viskam vykti turi būti, bet tu turi vis tiek išlikti sąmoningu ir vat, tą gebėti apsispręsti, ne? Ir vat, aš irgi dabar mąsčiau apie tai, kad kas neleidžia mums pradėti to žingsnio. Mes pradžiai šiek tiek užsiminėm apie motivaciją ir ne apie tą euriką. Dabar jau kalbam apie discipliną ir valią ir pastangas, ar ne, konkrečiai dėti į konkretų veiksmą. Ir čia vėlgi yra toks greičiausiai gyvenimo paradoksas, kurį aš irgi savo kailiu esu vėl patyrusi. Tarkime, kada aš pradėjau mokytis anglų kalbos,
Monika irgi žino tą mano situaciją, kiek man buvo tai jautru ir sudėtinga visų pirma priimti idėją ir paskui tai pradėti veikti. Bet aš pabandžiau pasižiūrėti, o ko aš ir kodėl aš iš tikrųjų nedarau to žingsnio, vadinkim, jeigu aš žinau, kad jis yra teisingas. Nu, nežinau, galbūt kam tai reikės, nežinau, va tų aplinkybių, va čia dedu tą daugtaškį, nežinau, kam to reikia, bet vidus jaučia, kad tai reikia ir erdvė patvirtina, ar ne? Ir galvoju, o tai kodėl aš nedarau to žingsnio? Ir mes aišku dažnai sakom, man nepavyks, man nesigaus, taip ir taip. Ir dėl to daug žmonių neįžengia į tą naują savo etapą, bet iš tikrųjų man teko atsekti tame, kad mes labiausiai, vat vėl čia paradoksas, mes labiausiai nežengėm žingsnio, nežinom, kad pavyks. Kad jeigu aš darysiu, tai aš ir padarysiu, tai aš ir išmoksiu. Kad tuom, ko imsis iš tikro žmogus, nuoširdžiai savo vidumi, jis viską žino, kad gali padaryti. Nu, va tas toksai yra. Ir čia vėlgi paradoksas, kada mes manom, kad mes nedarom dėl to, kad mes negalim, mes nepasitikime, mums nesigaus, bet iš tikrųjų viduje mes žinom, kad gausis. Kad pavyks. O jeigu gausis, mums reikia su to kažką daryti. Ir, pavyzdžiui, va, tarkim, kad ir kai, vat ir, kad ir mokymė, ar ne, žmonės sako, aš nežinau, ar aš esu pasiruošęs eiti mokymus, ar aš čia atitinku kažkokį tą standartą, vadinkim. Aš visada sakau, jeigu tavo vidus sako, kad tu gali, vadinasi gali. Ir dažniausiai mes išsigastam, nežinom, kad gausim žinių, bet tas žinias reikės įtvirtinti. Na, bet kaip pavyzdys, ar ne, kad ir tą anglų kalbą. Aš irgi jutau va tą baimę pradėti mokytis, nežinau, kad aš išmoksiu, bet kai išmoksiu, reikės kažką su tuo daryti. Kažkur kalbėti, gal kažkur važiuoti. Nu, gyvenimas sukurs galimybę tam įgūdžiui, vadinkime, išsiskleisti. Tai vat vėlgi čia yra tam tikras paradoksas, kada mes galvojam, kad mums nepavyks, bet iš tikro viduje greičiausiai pas kiekvieną slypi tas žinojimas, kad mums vis tiek gausis. Nu, kai gausis, kada mes dirbsim, vis tiek gausis. Ir tas irgi, kai kada atrodo, tu sieki gero rezultato, bet viduje žinai, kad bus tas geras rezultatas ir tu vėl sieksi gero rezultato. Nu, va, tarsi tas toks, kad tai vyks amžinai ir dėl to kartais neišinam iš to taško. Kaip tu galvoji, kodėl mes trypiam prie tos disciplinos ir nuoseklumo, kad įgyvendinti savo svajones kitą kartą ar savo tas pokytį? Tikriausiai taip, vis tiek dažniausiai yra ta vidinė baimė, kad nu, vat, kažką reikės daryti naujo, aš atsidursiu vėl kažkokiose situacijose, kurios bus man nepažinios, man reiks vėl kažkaip ten, tarkim, galvoti ar daryti, ar mąstyti taip, kaip aš dar nesudaręs. Nu, ir vat, tas naujumas truputuką tą vidinį mane gazdina. Nes, nu, vat, ir ateiti į pokalbį, nes šiandien atrodo, ateisiu, pakalbėsiu su Lolita, kaip ir, nu, draugė, pažįstama, viskasgi čia gerai. O vis tiek ta vidinė baimė, nu, jinai yra, nors tai yra, atrodo, visiškai paprasti dalykai. Bet tas toksai, to naujumo baimė, jinai pas mus giliai viduje visada, manau, yra, tai čia yra tik tais, kurios svarstyklės laimi, ar tos, kurios nori to naujumo labiau, ar tos, kurios bijo. Tai aišku, čia tikriausiai kažkokie, nu, netikriausiai, bet mūsų kūno ir pasąmonės vidiniai procesai, bet nu, aš taip linkus tikėti optimistiškai, kad tas žmogus nori to naujumo, nes, nugit, tuo, kas visada sena ir pažįstama, taip jau kaip ir pabost, žinau, atsibosta, noris to naujumo. Aš kaip iš to gyvenimo tų pavyzdžių, tarkim, tai kad ir su tom darbiniam veiklom, gyvenimo veiklom, aš pastebėjau tą tokią truputėlį kaitų kartą. Nu, ne aš pastebėjau, aišku, visi visur šneka, kad, pavyzdžiui, nu, vyresnės kartos žmonės, nu, ten, kur aš dirbau prieš tai, jie toje vietoje dirbo 40 metų. 40 metų su tais pačiais žmonėm, toje pačioje vietoje nieko nekeisdami. Ir anksčiau tai kaip ir buvo
nu, toks autoritetingas pavyzdys, kad tu, oho, kiek tu išbuvai, koks tu čia atsidavęs Lojalus vietai toks. ir toksai pakilus ir visa kita. Ir tada pamažu kartos keičiasi ir aš dirbau irgi toj vietoj. Ir aš mačiau, kaip ateina jaunesni už mane žmonės. Ir jiem nepatinka ta aplinka. Viskas, jie per mėnesį tą aplinką pakeičia. Sako, viso gero, aš einu kitur, man to nereikia. Ir aš kažkaip atsimenu, sėdėjau tada tarp tų dviejų pozicijų, kur aš dirbu 40 metų ir esu kaip ir autoritetingas asmuo, nes aš čia tiek jau įdėjau savęs. Ir to, kur ne, man tai yra nepriimtina. Man tai yra nepriimtina ir nesvarbu, kiek aš čia prabūsiu, nesvarbu, kaip čia jau man ten tos sąlygos ir kaip čia jūs į mane žiūrėsite, aš einu kitur, nes jūs neatitinkat mano suvokimo. Ir aš tada suvokiau, kad ta, tarkim, nu, mano amžiaus riba, nu, taip aš čia pagal savo pavyzdį tą kalbu, yra ta, kuri lyg ir auginta kaip pat toj pozicijoje, kur tu nesikeisk ir gal tu ir turėtum dirbti ten tą eilę metų toj vienoje pozicijoje, nors tau ir nėra gerai, bet aš noriu būti ta, kuri kinta, aš noriu būti ta, kuri priima tai, jog man tai nepatinka ir aš noriu keisti. Nu ir galų gale aš priėmiau sprendimą. Kurią pusę renkiesi, ar ne? Taip. Ir suvokiau, aišku, kad ir viena, ir kita pusė visada turi visi savo pliusų ir minusų, nes svarbu yra priimti tai, kad tu nori kitos aplinkos, kad tu nori veikti kitaip, kad tu nori išskleisti save kitaip ir realizuoti save kitaip. Ir aišku, svarbu yra surasti tą tinkamą vietą ir tikrai ta kaita yra reikalinga, nes tas užsisėdėjimas vietoje, kur tau yra gerai, jeigu tau yra viskas gerai, bet neatrodė, kad viskas gerai. Bet ką noriu pasakyti, savo pačiam reikia kartais priimti, kad tos sąlygos, kuriuose tu esi, tavęs netenkina. Nors ir atrodytų iš išorės, jog tai yra viskas tvarkoja. Čia yra autoritetingas darbas, autoritetinga vieta, nežinau, tu esi autoritetingas žmogus ir visa kita. Bet viduj tau tai netinka. Tai vat to vidinio priėmimo, tas vidinis suvokimas, jog tau netinka tai, kaip yra, irgi, man atrodo, yra motyvacija eiti į pokytį. Bet tą suvokimą tu turi visada priimti asmeniškai ir tai kartais nėra labai lengva, nes atrodo, jog yra užglaistoma tų aplinkybių ir atrodo, jog kaip ir viskas gerai vyktų, čia ir gerai viską, bet vis tiek vidinis žinojimas, jisai kartais pasako, kad tu nesi ten, kur turėtum būti. Tai va šitoj vietoje labai svarbu priimti tą žinojimą, nes manau, kad daugelis žmonių tai atmeta ir to nepriima ir sako savo, kad čia gal aš įsivaizduoju, man čia viskas gerai, visi sako, kad čia viskas gerai, o man atrodo, kad negerai. Tai bet tą vidinį savo pajautimą labai svarbu turėti. Iš kitos pusės, aišku, kartais mes pasileidžiam to kažkokio idealaus savo suvokimo link ir atrodo, kad nuolat viską keičiam jau be perstojo, nes norim į sveikatą, nes gaudom tą savo kažkokį įsivaizduojamą tikslą, kuris neegzistuoja šitoj visatoj. Tai tas nuolatinis perdėtas bėgimas kažkokio neegzistuojančio tikslo link, kuris gal neįmanomas mūsų gyvenime, jisai irgi veda truputuką į neviltį ir tada tos kaitos būna per daug. Tada tu užsisuki tam nuolatiniam keitimėsi, bet gal nesuvoki, kad tavo tas tikslas yra apskritai nerealus, kad nėra tokių nei sąlygų, nei tokių tikslų, nei, nežinau, tokių žinių, nei tokių mokymų, kur tau atvestų į tą tavo, vat, kaip sakai, norime jau tą, nežinau, super eureką. Tai tas tada gaunasi, kad tu nuolat viską keiti ir atrodo, tu va čia judi ir esi tam pokytį, bet kartais tas per didelis
pokytis į nežinia ką, atrodo irgi yra blogai. Tai vat čia yra tas paradoksas, kai esi stagnacijoje yra blogai ir kai esi per dideliam kiteme ir nebesugebi sugaudyti savęs nei realybėje, nei mąstyme, irgi yra blogai. Jo, irgi yra blogai, taip tikrai. Ir iš tikrųjų, vat, pavyzdžiui, kaip tu kalbėjai savo pavyzdžių, ar ne, vat, apie tas kai, kartų, ar ne, skirtumus, tai tarkime, tiek iš vienos pozicijos, kitų atžvilgių bus paradoksas, ar ne, nes greičiausiai tas, kuris žmogus daug metų dirbo ir, nu, taip matė tą realybę ir tai matė kaip tiesą, ar ne, jis pasižvelgęs į kažką, nusakytų, wow, kaip šitaip galima. Na, tas toks, wow, paradoksas, kaip, taigi ne taip, kaip čia dabar padaryti, nu, ką čia man reikia gelbėti situaciją ar kažkaip. Todėl, va, irgi man tau bekalbant, žinai, dar irgi tas atėjo suvokimas, kad tie paradoksai mūsų gyvenime yra mūsų pačių atžvilgių. Na, kitam tai bus, oi, tai čia viskas gi normalu, taigi tu čia paaugai. Man tas pats buvo, tokia buvo situacija, kada, žinai, sako, kad, vat, aš pati per save, vat, pavyzdžiui, tarkim, kaip, nu, galvoju, nu, dar nesu pakankamai, vadinkim, ne tiek metų turiu, kad galėčiau rimtom temom kalbėti. Na, aš patyriau tą, tarsi aš atvykstu į seminarą jauna, vadinkim, va, tos kitos kartos ir bandau kalbėti, na, tokias žinias, kurios, nu, reikalauja tam tikro gyvenimo didžiulio patyrimo. Na, to autoriteto, kaip tu sakai, ar ne? Ir aš žinau, kad aš neturiu to autoriteto, nu, negaliu pasakyti, kad va, sąmonėjimo keliu aš einu ten 10-20 metų, kad čia viskas jau yra tiek patvirtinta ir taip toliau. Na, pasiant to, kad žinios, kurios ateina iš vidaus arba iš patirties, iš tai, ką paduoda subtiliai mokytojai, ir ne, na, tai yra man visiškai tiesa ir aš net neabejoju, nu, net ir pati tuom gyvenu, ar ne, bet to laiko, kad tai patvirtintum ir atsineštum, nu, vas, žiūrėkit, va čia tiek metų turiu ir mane dabar jau čia privalot išklausyti. Tai iš tikrųjų, aš pati savo irgi tą jaučiau, kad palauk, aš neturiu tiek metų, ar aš iš principo galiu kalbėti. Ar aš galiu savo leisti kalbėti apie tas žinias, skleisti, sakyti, kad žmonėm, kad va, taip reikėtų, ne tai, kad tu taip turi elgtis, bet va, tokios tiesos yra ir kad gali būti kitaip. Na ir tas toksai, ir man buvo tas toksai, ir va tas paradoksas, aš kartais jį išgyvenu, kada tu kalbi tiesas, kurios nėra, vadinkim, adekvačios tavo amžiui. Na, tarsi, nu, vat, pavyzdžiui, tarkim, kad galbūt konkretizuoti, aš galėčiau dar labiau konkretinti tą pavyzdį. Mes vykome su vyru į seminarą ir mes kalbėjom apie santykius. Mes nebuvom 20 metų vedę, ar ne, kad kalbėti apie santykius, koks yra vyro moters atžvilgis, kokie santykiai yra lygiavertiški santykiai, kaip kuriasi dviejų, na, vadinkim, dviejų žmonių pastangomis kuriasi santykiai. Ir man vienas žmogus sako, kaip tu gali kalbėti apie santykius, kada tu neturi daug metų patirties. Ir man tai buvo tada šokas ir aš taip, o tikrai, o gal aš negaliu kalbėti? O ką dabar su tuo daryti, tarsi, nes tu jauti, kad tų žinių yra, tarsi jauti, kad kaip, nu, kaip link kur veda gyvenimas ir link kur eina visa visuomenė, tarkim, nes matai daug tų pavyzdžių aplinkoje, kad tai yra tiesa ir tau patvirtina net erdvė, kad tai yra tiesa. Ir man buvo tas va toks paradoksas, kad tai ką dabar su tuo daryti. Bet paskui po keletos, na, ten buvo po poros metų, aš atsidūriau kitoj erdvėj, kur sako, vat tas matyt buvo išlikęs mano, ar aš galiu, nes mano amžius tarsi neturi to autoriteto, vadinkim, ar ne, laikas neturi, kaip sakyt, žinios nepatvirtinos dideliam laike ir aš ar galiu kalbėti ir man kitas žmogus kitoje erdvėje po keletos metų sako, tai tu džiaugis, kad tu esi jauna, tu kiek dar daug gali nuveikti, tu turi ir fizinės jėgos, ir gyvybingumo, ir charizmas, to jaunatviškumo. Ir sako, tu tik daryk ir nesuk galvos. Tai vat, ir vėl tą akimirką aš patyriau didžiulį paradoksą. Palauk, tai galima tai daryti? Legaliai, žinai. Da, tas toks, aš galbūt kiti stebėdami mane to nepasakytų, kad va tokie pojūčius išgyvenu savo viduje, bet iš tikrųjų prieini tą tašką ir nesvarbu, ar tai būtų
mokymai, ar tai būtų, vat, kaip tavo pavyzdžio, ne darbinė pozicija, galbūt tas jaunas žmogus ar tas vyresnis, sako, kaip jis gali išeiti, jis neturi nei ten patirties, nei žinių tą daryti, kaip jisai gali tokius sprendimus priimti, na tarsi sakau, vat yra tos ar ne. Ir tuos paradoksus kartais mes patiriame, kaip aš sakau, vienur jaučiuosi labai jauna ir negalinti to daryti, tai atėjo akimirka, kada tu jautiesi, kad jauna ir tai yra gerai. Ir tai yra Mhm. gerai. Tai vat vėlgi, ar ne, kiekviena ta situacija, ji parodo irgi savo, nu, kaip sakė, kiekviena tiesa ir kiekviena tavo dabarties pozicija turi savo paradokso galimybę. Ką iš kokios pusės tu pažiūrėsi. Ir greičiausiai, vat, kalbant apie naujumą ir va tą, ką tu irgi sakai, kad tu renkiesi. Tai vat kokioj tu būsi toj auditorijoje, iš kokios tu pusės pažiūrėsi, iš kokios perspektyvos pažiūrėsi, taip tas paradoksas ir veiks, ir egzistuos. Arba jis paneigs tave, ar ne? Arba jis pasakys, kad ne, tai yra tavo nauja galimybė ir daryk, ir veik, ir pasiimk tai, ką tu dabar turi, nes būna taip, kad iš tikrųjų tie žinios, suvokimai arba patirtis tikrai atsiskleidžia tik po daug metų. Na, sakau, vat būna žmonės, kad vat, kalbant apie sąmonėjimą ir sako, vat aš šitiek metų, 20-30 metų, bet vat dabar aš supratau, kad aš esu tiesoj. Na, aš irgi linkstu sakyti, kad ne, tu ir tada buvai savo tiesoj, tik tai dabar toje akimirkai, kada tu gali drąsiai apie tai kalbėti. Bet vat vadinasi, tas toks nedrasa veikia ilgesnį laiką, kada žmogus pripažino savo, kad vis dėlto gali kalbėti, gali būti savimi ir nesvarbu, kiek metų ir kiek tu įsivaizduoji turi padaryti dėl tos sėkmybės, dėl to gebėjimo, kad galiu tau savo tai leisti, ar ne? Tai čia greičiausiai va, tas irgi yra labai svarbu, kad, na, suprasti, kad esi tas, kas esi dabarties pozicijoje ir kad ir gyvenimo veikia paradoksai, vad kaip išorė, ar ne, kuri reikalauja tam tikrų sąlygų, ir vidiniai paradoksai veikia ir jie gali būti irgi labai paradoksalūs, vadinkim taip. Viduje gali jausti, ką gali, Taip. erdvė sakyti, ne, žinai, negali dar. Ir atvirkščiai, kada gyvenimas sako, kad gali drąsiai ir veik, bet viduje tu dar, žinai, abejoji ir manai, kad negali. Tai vat kaip tą suderinti ir išeiti į tą pokytį, greičiausiai visaip. Čia nebus Visaip. vieno atsakymo, ar ne, Monika? Ne, tikrai Niekaip. nebus vieno atsakymo. Na, bet kaip ir kaip, vat, taip jau ten būtų, manau, vat, nu, svarbiausia vis tiek save girdėti ir save klausyti, e, nes tas vidinis, nu, žinojimas giliai širdynai, jisai vis tiek būna, kad, vat, kaip ir sakai, kaip ir dėl tos anglų kalbos, tarkim, lyg ir jau, nu, jauti, kad viskas gerai, kad tu gali. Bet yra visokių tų minčių ant viršaus, tų tokių įsitikinimų ant viršaus viso to, kas atrodo, nu, kartais pasimeti pats savy, bet, bet vis tiek tas vidinis žinojimas, jisai kažkaip tave vis kelia, kažkaip vis tau kirbina tas mintis ir tu gal grįžti prie to ir ano ir suvoki, kad nu, tikriausiai reikia daryti tai, ką tau sako vidinis tas aš. Tai, bet svarbu yra priimti, kad tas vidinis aš gali tau sakyti, daryti kažko, ko, tarkim, nu, tu kaip asmenybė galvotum, kad nu, tai gal ir nėra pats geriausias variantas, bet tas vidinis aš jisai dažniausiai veda į kažką tokio geresnio. Truputuką, nors aišku, kaip žmogui, kaip asmeniui, nu, būna sunku ir keistis sunku, ir priimti save naują sunku, bet nu, reikia leisti savo keistis. Iš esmės tai reikia su savim draugauti, save priimti, save surasti tarp ten tų visų pozicijų, įsivardinti, kuriam taške tu esi ir kuriam nori būti ir leisti suvokti savo, kad tu gali pakisti. Tai vat, tas svarbiausia gal manau leisti suvokti savo, kad tu esi kintantis ir kad tai, ką mąstei ir galvojai vakar, nebūtinai atitiks tavo tiesą šiandien, bet tiek vakar tu, tiek šiandien tu vis tiek esi tu kaip asmenybė. Taip. Ir iš tikrųjų, Monika, jau ir einam link apibendrinimo, labai gražiai irgi tokius išsakėjai, na, taškelius, ar ne, vadinkim,
tuos tipsus, kuriuos turėtų greičiausiai atliepti kiekvienam. Ir iš tikrųjų man dar labai, taip stebint Monikos tą tokį apibendrinimą savo suvokimo, kas tai yra gyvenimo paradoksai, man labai dar norėsi užfiksuoti tavo tą nuoširdų tikėjimą ir greičiausiai jis kiekviename ir pas mane jisai yra tas toksai tikėjimas, nuoširdus tikėjimas, kad žmogus vis tiek ieško geresnio gyvenimo. Kad ir kur ta laimė būtų, kad ir kur ta sėkmė ten kartais, ar ne, Taip, būtų tolstanti, vadinkim, mūsų įsivaizdavimu, tolstanti, ar ne. Ir iš tikrųjų, todėl irgi taip pat kiekvienam linkėčiau išgirsti va, tą tokį nuoširdų norą, kad tikrai mes siekiam to geresnio gyvenimo ir kad tikrai mes jį gyvenam. Kad tikrai gyvenam tą geresnį gyvenimą negu vakar, bet net ir tada vakar buvom irgi geresnio gyvenimo gerai. pozicijoje, ar ne? Kad mes negalim lyginti vakar ir šiandien, mes lyginam ar ne ten, kur esam dabarties pozicijoje. Ir iš tikrųjų, vat, tarkime, jeigu man irgi galbūt tarp to, ką mes kalbėjome, dar norėtų akcentuoti ir tą momentą, kad kaip mes išgvildėm, kad tu turi būti toj pačioj, na, dabarties pozicijoje ir dabar, vat, kas yra tavo gyvenime ir priimti viską, kas yra jame, kažkas galbūt kinta, kažkas nekinta, nes va tas paradoksas, gyvenimo paradoksas, jis nepaliečia viską, ar ne, jis vis tiek palieka tau tai, kas, už ką tu gali įsikipti, ar ne, tarkime, kalbant, kad ir apie, tarkim, jeigu tu kažkur labai labai keitiesi, vat kažkokios tavo, galbūt verslai, galbūt projektai, galbūt veiklos, galbūt tavo vidinė būsena, tai vadinasi yra kažkur labai stabilu ir saugu. Na, vat turi, ar ne, tarkim, jeigu tu išeini iš darbo, kurį gyvenai 30 metų, vadinkim, ar ne, tarkime, tai galbūt tu dar 40 metų gali skaityti knygą nuosekliai. Na, vat tu vis tiek turi kažkokią galbūt pomėgį, hobį, kurį tu gali vystyti ir toliau. Ir tai bus ta dalis, kuri, nu ne, va čia, va, aš galiu ramiai, kaip sakant, nuosekliai ir būti. Na, va, kad jo, stabiliai. Na, ir, pavyzdžiui, kartais būna ir patiriu aš savo gyvenime, kad, va, jeigu viduje labai keičiuosi, tai išorė yra ramu. Kažkas galbūt šeimoje saugu, na, nežinau, vaikai neserga, ar ne, nu, neišprovokuoja visame kame. Tas paradoksas neįvyksta visame kame ir tas chaosas neįvyksta taip visur, visur, visur. Todėl va toj gyvenimo akimirka, kada mes susidurėme su tais iššūkiais, tikriausiai reikėtų nepamiršti, kad kažkas lieka mumise ir į tai irgi atsiremti. Na gerai. Taip, Chaosas visur, bet aš nueinu ramiai skaityti knygą. Chaosas visur, bet nueinu filmą. Kažkur vyksta ne taip, susitinku su drauge, galbūt draugų, atsigerti kavos ramiai. Ir va čia yra stabilu, ramus, saugu, galbūt ramus pokalbiai su artimaisiais, pasivaikščiojimas gamtoj. Tai va, nu, tu visada tai gali daryti, kad ir kaip keistusi, kad ir kaip ta sėkmė keistusi pasitikėjimas savimi ar dar kažkas vidinės tos būsenos, tai mes turime kažką tokio ir, na, kad ir kintančio, bet tam tikras saugumo formuojančių dalykų, ar ne, mumise ir tą irgi reikia atsiminti ir prisiminti savo, kad ir tiem, kad ir kaip viskas keistusi, kažkur yra tie dalykai, kurie mums gali sukurti tą saugumo pojūtį, atokvėpį, pasimėgavimo akimirką, tą nusiraminimo akimirką, kada gerai, jeigu aš nežinau, tai va, aš biškai pasibūsiu su savim, ramiai paklausysiu galbūt muzikos ar dar kažko ir leisiu viskam išsigryninti, išsiryškinti, kokios taisyklės naujos, kokias taip, taisyklės naujas padavė gyvenimas ir kaip prie to prisiderinti. Tai tada dėkui tau, Monika, už šitą gražų pokalbį. Aš manau, kad kiekvienas atras savyje dalelę, tavo pokalbėje savęs atras dalelę, kad visą tai patiria ir tikiuosi išsineš tam tikrų įžvalgų mūdviejų jau atrastų, ar ne? Kaip vis dėlto patiriam ir kad visi tai patiria ir kartais gera irgi žinoti, kad esi ne vienas. Ir kad tie paradoksai vyksta visose žmonėse, visose gyvenimuose, nepaisant to, kaip gali atrodyti. koks Oi, tai jie ramus atrodo. stabiliai, ramiai gyvena, jiems čia viskas sekasi ir jie tikrai nepatiria. Tai tikrai patiria ir išgyvena, nes vat, kaip mūsų diskusija ir privedė prie to, kad tai yra neišvengiama. Ar ne? Taip, tikrai Ar, taip. ar norėtųsi dar, Monika, tau kažką dar Tai akcentuoti? Ar... Tai ačiū tau labai už pokalbį, už tai, kad ir mane privertė susimastyti, koks tas mano gyvenimas. Tai dėkui tau. Ačiū ir iki visiems taip pat. Ate. Iki.